Dar kartą labas vakaras visiems, kurie jau esate prisijungę. Šaunu, kad jūsų vis daugėja ir daugėja. Labai norėčiau, kad parašytumėt arba įsijungtumėt garsiakalbį ir pasakytumėt, kas iš jūsų dalyvaujate pirmą kartą, kas yra nauji žmonės. Nesisarmatinkit, nes jūsų kai kurių šiandieną laukia vėlgi dovanos. Praeitą pirmadienį apdovanojom žmonių jau turėjo pasiekti dovanos tuos žmonės ir labai būtų smagu, jeigu tie žmonės taipogi atsilieptų, ar gavo tas dovanas į savo rankas jau, ar jau pabandė šitos produktus. Kas yra pirmą kartą prisijungę, tai pasakysiu, apie ką mes šiandieną kalbam. Tai kalbam apie mūsų atrastą į mūsų rankas papuolusi stebuklą, tai Green Maxas, Blue Maxas, Mi Maxas, Macho Man, Jekaterina ir nuostabioji gydomoji kaukė veidui. Šitie produktai į mūsų rankas papuolė nesenai, bet nežiūrint į tai, per tokį trumpą laiką tikrai turime daug pavyzdžių, daug atsiliepimų, kaip žmonėms padėjo, kaip žmonės džiaugiasi šitais produktais. Ir kokias ligas jau kai kurie žmonės yra arba apmažinę, arba jau įsigydę, arba jau mato labai didelius pokyčius ir gerą rezultatą. Tai, ko mes čia ir susirenkam kalbėtis, dalintis savo įspūdžiais ir kaip mes naudojam šitos produktus, kaip jie mums padeda ir aplamai ar jie skanūs. Tai jeigu apie skonį kalbėti, tai galiu pasakyti tikrai aš pirmoji, tikrai jie labai yra visi skanūs. Dar pamiršau, dar turim dar vieną labai gerą produktą, kurį čia savo pasidėjus. Nutrimaxas, tai vietoj maisto tiems, kurie sportuoja arba nori pakūsti arba atvirkščiai priaugti. Tai taipogi labai geras produktas, padeda mums kiekvienai dienai. Tai yra naujų žmonių, ar ne? Matau Aida, Dainora, į fonę, nežinau vardą, Vitalija pirmą kartą. Taip, ir noriu pakalbinti tuos žmonės, kurie pirmą kartą prisijungė. Ir pakalbinsiu pačią pirmą, kuri parašė Aida. Labas vakaras, Aida. Labas vakaras. Tai kur jūs radot nuorodą ir kaip jūs sužinojot apie šitos produktus? Apie produktus iš tikrųjų jau seniau domėjausi socialinėje erdvėje. Vieną kitą kartą reklamų buvo matyta apie žarnyno valymąsi pagrinde ir išsisaugojus pavadinimą, nuorodą, aišku, ieškojau informacijos grupėse, Google ir visur kitur. Ir mano pirmas žingsnis buvo toks, kad žinau, gal ir jum netgi keliom rašiau, kurios dalinosi, ar tikrai tai veiksminga, nes būna dažnas atvejis ten kažkur pamatai reklamą, tų komentarų aibė, o būna tie patys dalinasi ir neaišku, vienodomis nuotraukomis visi, o fiktyvios tos anketos būna. Tai rašiau tiem, kurie komentavo, klausiau, ar tikrai tai veiksminga ir natūralu. Ir aišku, daug atsakymų sulaukiau ir matyt, atėjo tas laikas, aš iš tikrųjų jau seniau domėjaus, gal prieš kokius 2 mėnesius pamačiau apie šitą kompaniją, bet ateina matytam savas laikas ir man buvo, žinau, pirmoji, kuri man atsakiusi, Neringa.
Ir pas Neringą aš dabar jau ir atėjau su produktais, įsigijau ir po kiek laiko susiradau aš ją savo tose žinutėse, jai parašiau, pasakiau, kad vis dėlto norėčiau pabandyti ir viską papasakojo, sudomino ir užsisakiau ir mane šį vakar pakvietė Neringa Dainora, kuri mano draugė, irgi jinai mačiau pažymėjusi, kad pirmą kartą jinai turbūt irgi kažkiek mane paskatino įsigyti tus produktus, nes jinai pirmesnė pradėjo naudoti. Jinai gal pati paskui papasakos, kad jai pradėjo labai ženkliai viskas jaustis ir jau nekantraudama suskubau ir aš įsigyti. Ir dabar naudoju, šiandien bus tik tai 5. vakaras, kai bandysiu. Green Max. Ir vis tiek, per tą 5. vakarą buvo ir 1. ir 2, ar ne, tai turit kažką tai pasakyti. Tai ne piliulė, kurią išgėrėm ir laukia mėnesį laiko, kol mums duos kažkokį tai rezultatą. Tai jeigu jūs naudojat jau 5. vakaras, tai tikrai galit pasakyti, ar lengva išeiti į tualetą. Oi, tikrai taip. Man ir tai nebuvo labai didelė problema, aš 1-2 kartus išeidavau ir taip. Tai pirmas 2 dienas, kaip ir įprastai, tik skysčiau buvo. O 3. dieną turbūt irgi taip. Vakar buvo tokia diena, aš šiandien ir grupėje rašiau, kad toks jausmas lyg rotų sirgčiau. Toks jau raižymas to pilvo ir lyg šleikštulys, lyg pykinimas, nesuprantu, kas darosi ir vakare truputis temperatūros. Bet šiandien ir viena ir kita pasakė, kad tai gali būti ir nuo Green Max'o iš tikrųjų, kai vyksta organizme procesai. Bet šiandien atsikėliau jau kaip ir vėl normaliai, vėl išeinu, aišku, daug sykių, gan skistokai, bet tikrai eina turbūt viskas, kas gali išeiti. Ir poveikis jau nuo 1 paros tos, netgi net ne paros, ką aš kalbu, čia vakarį išgėrus jau paryčiai žadintuvo nereikėjo. Žadina. Taip, tai ką noriu dar pasakyti apie Green Max'ą, nebūtinai, kad mums jį reikia gerti, nebūtinai, jeigu mes atrodo mums, kad nueinam į tualetą normaliai, ne? Bet mes vis tik tais, kai panaudojam Green Max'ą, pamatom, kad mes ėjom nenormaliai, ar ne? Tai tas, kai sakom daug kartų ir einam skystai, ten, sakykime, paleidžia tuos vidurius, tai aš jums noriu pasakyti, kad tai eina visi nešvarumai. Jeigu jūs pastebėsite, pasižiūrėsite į savo tūrį, tai pamatysite, kad tenais neskystis eina, bet gleivės. Taip. Tai va. Ir tos gleivės ir su visokiais tokiais, nemoku net pasakyti. Ir aš norėjau gal pridurti dėl pilvo raižymo. Tai ženklas yra labai geras, nes pradeda dirbti žarnyno peristaltika. Ir pačioj pradžioj dauguma klientų, žmonių, kurie naudoja, pradeda ir toks nemalonus gal jausmas, ar ne? Toks tikrai ir galbūt nefainai. Tai čia ženklas yra geras. Dėl pykinimo aš galiu pasakyti dažniausiai pagal praktiką, tai dažniausiai jeigu patikrintumėt tai, ką padaro tualete, tai greičiausiai kai pykinimas ar ne yra blogumas, pirmas ženklas, kad išeina parazitų. Ir tikrai, kas tikrina po tokių jausmų, randa parazitų tualete. Žinokit, taip nuosekliai nežiūrėjau, bet tikrai ten buvo visokio turinio. Aš galiu dadėti. Labas, Valentina, labas visiems. Aš galiu dadėti. Dar pastebėjau, ypač nuo pieno produktų, arba jeigu riebią užvalgau, tada pas manęs jau aš senai naudoju, bet pas manęs vis tiek būna bul pilve. Toksai jausmas, kad kažkas ten vyksta. Nuo maisto, manau, irgi jeigu riebią užvalgo, pienų produktai irgi atsiliepia tą viską. Taip. Ačiū Jurgita, ačiū Aidai. Valentina, atsiprašau. Dar aš noriu pridėti apie Green Max'ą, kadangi nuo šiandien prasideda pilnatis, nepamirškit dvigubinti dozę ir dar nutriciologė sakė, kalbėjau aš su ją. Mano anūkė
vakar vėmė naktį, žodžiu, kitas mergaitė irgi ten mažytė, irgi vėmė, vaikai turiu omeny. Tai sakė, gali būti, kadangi pilnatis, kirminai renkasi į žarnyną, į pilvą daugintis, tai suaktyvėja, žinokit, tas visas procesas ir pykinimas dėl to gali būti. Tai vat neįsigaskit, jeigu kažką ir papykina, nusakykim, vat būtent šitom dienom šiandien, nes tai vyksta tikrai. O Aš ką tik sakykite, tais dadėsiu, atsiprašau labai, dadėsiu, kas geria dvigubas dozes. Kol kas negalima tie, kas turi hemorojų arba akmenus, nes man tai buvo su hemorojum, tai tada man biškiai tai paumėjo, aišku, praėjo viskas gerai, bet geriau kol kas nedaryti tol, kol pats hemorojus nepasitraukia. Arba dar gerti tą dvigubą dozę nepatarim tiem, kas tik pradėję, sakykim, savaitį ar ten 2. Geriausiai, kad jau mėnesį nemažiau pavartoję būtumėt. Tai va, tai toks pastebėjimas mano. Taip. Aš labai visų dar atsiprašau, kol kas turiu atsakyti vieną labai svarbią žinutę, tai Henrietos paprašysiu. Vis tik tais, Henrieta, gal tu gali apibūdinti, ką daro Blue Maxas, kokį poveikį mūsų organizmui? Tuo sekundę, aš matau, kad neatsijungiau. Tai ką daro Blue Maxas? Blue Maxas valo kraują ir kraujagyslės, tai kas turit problemų net ir su hemoglobinu, ar esat po chemoterapijų, kitų sunkių ligų, kuris realiai leidžia atsigauti jūsų organizmui greičiau. Žinoma, dozės gali būti kiekvienam skirtingos, susijusios su kiekviena problema. Toliau, ką mes dar turim, tai kas yra klientų, kurie turėjo problemų su sąnariais ar skausmais, tai žinoma, kaip ir su Green Maxu galima pačioj pradžiai būti paūmėjimų, bet gali būti, nežinau, ten paūmėjimai dažniausiai 1-2 dienas, tikrai neilgiau, ar ne? Čia toks, man atrodo, dažniausias laikas. Tai ką dar daro? Tai va ir mano atveju valo kvėpavimo takus, plaučių sinusitą, valo plaučių sinusitą, bronchitus, tai gali būti pati pradinė, kad jūs jausitės kaip sirgtumėt, bet iš tikrųjų viskas eina, visos gleivės eina absoliučiai ir per nosį, ir iškosėjat, ir tualete taip pat. Taip pat Blue Maxas stiprina kaulus su sąnariais, stiprina imuninę sistemą, ypač dabar šiuo metu, kai vyrauja prasidedantis COVID-as, tai kaip mes žinom, didinam kas 2 valandas, tai Blue Maxas su Numaxu ir vakare Green Maxą, tai jau čia reikėtų klausti žmogaus, tas, iš kurio perkat. Toliau, ką daro Blue Maxas, valo metalus, kas turi trombozės, varikozės, skaido trombas, tada valo, aš atsiprašau, nes labai daug daro iš tikrųjų Blue Maxas, tai net reikia galvoti, ką čia daryti. Blue Maxas prieš uždegiminis. Taip, taip pat valo šlapimo takus, inkstus, ir toliau gal tu dadėk. Žmonėm po infarkto ir insulto labai greit žmonės atsigauna, kaip ir mes turim atvejį Lietuvoje. Labai žmogus greit atsigavo nuo dar blogiau iš tikrųjų negu insultas ar infarktas. Ne? Ten trūkus buvo, kas gal primins, aš nebeatsimenu. Neurizma, taip. Tai kol kas, man atrodo, tiek, kiek atsimenu, jeigu prisiminsiu, dadėsi. Tai pagerina medžiagų apytaką ir stiprina labai imunitetą. Aš kaip ir sakau, žmonės klausia pas mane labai dažnai, ar padeda tam tikrai ligai. Ne? Tai ne pats produktas gydo pačias ligas, bet produktas
padeda, išvalo visus parazitus ir padeda sustiprinti imunitetą ir imunitetas pats, jisai kovoja su visom ligom. Tai nėra numatyta, kokiai ligai skirti šitie produktai. Šitie produktai skirti išvalyti parazitus, pagerinti, sustiprinti imunitetą ir imunitetas pats tvarkosi savo kieme, pasiėmęs gerą šluotą ir varo viską lauk. Kartais kiekvienas norim labai, kad išgėrim piliulę ir mes iš karto pasveikam. Taip nėra ir nebus, todėl kad tiek metų, kiek mes gyvenam, mes teršiame savo žarnyną, niekada nesivalėm, ne? O jeigu ir valėmės, tai gal neteisingai valėmės arba dalinai tik tais valėmės. Yra daug žmonių, kurie sako, aš valiausi žarnyną, bet jeigu įsivalai žarnyną, reiškia, daug ligų, daug problemų turi jau nueiti iš jūsų gyvenimų, iš jūsų kūno. Bet vis tik tais kažkaip tai, sakom, truputį pagerėjo ir aš tuo džiaugiuosi. Tai šitie produktai, kai pradedame mes naudoti, tikrai mes kartais įsigastam, kad suūmėjo, labai blogai pradedam jaustis, bet nereikia įsigasti, kaip ir minėjom, nereikia įsigasti, todėl kad imunitetas visas ligas šalina per žarnyną, per šlapumą, per odą. Yra pavyzdžių ir tokių situacijų, kai žmonės negeria vandens, reikia prie šitų produktų naudoti šiltą vandenį, o karštį vandenį negerti kibirais, bet išgurkšnoti. Per dieną, kiek galima išgurkšnoti daugiau, ir papildyti savo organizmą vandeniu. Todėl, kad per žarnyną, per kraują taip išvaro daug negero susikaupusio mūsų organizme vandens, nesveiko vandens, nešvaraus vandens su toksinais. Tai, kad mes papildytume savo organizmą vandeniu, nes mūsų organizmas, mūsų aplamai kūnas sudarytas iš vandens, ne vien tik tais iš molekulių ir ląstelių. Tai vanduo labai būtinas mūsų organizmui. Tai kuo daugiau mes gersime to vandens, padėsime greičiau įsivalyti visus šitos parazitus per išmatas. Tai kai mes galvojam, kad mes viduriuojam, tai neviduriuojam, bet viskas eina su visom gleivėm, su visokiais nešvarumais ir tą nešvarų vandenį tiesiog iš žarnyno įstumia. Jeigu jūs pasižiūrėsit savo, sakykime, ne į savo, bet neįmanoma į savo pasižiūrėti, bet jeigu mes galėtume pasižiūrėti į savo vidų, tai žinokit, turbūt visko mes pradėtume bijoti. Tai taip, kad valykime savo organizmą būtent su šitais produktais, todėl kad šitas produktas, aš kaip vadinu, jisai stebuklas. Kas daug iš jūsų žino, kad aš įsigydžiau labai stiprią kandidą, kurią nešiojusi 7 metus, tiek Norvegijos daktarai, tiek Lietuvoje daktarai, jie net pažino, kad tai yra kandida, gydė nuo egzemos. Ir kada man šitie produktai atėjo į mano rankas, aš tiesiog tapau kitų žmogum. Mano veidas atjaunėjo. Aš kitaip pradėjau atrodyti, kas mane pažįsta, tikrai mato labai didelius pokyčius. Nes kandida pradėjo sendinti mano veidą, labai stipriai sendinti. Ir aš pasidalinsiu savo nuotraukom mūsų sveikatoj, mano puslapyje. Ir kaip atrodau dabar ir kaip atrodžiau prieš keletą metų. Tai tikrai matysit labai didelį skirtumą. Tai va, bet ką dar norėjau aš pakalbinti, paskui mes dar pratęsim apie šitos produktus. Dar norėjau pakalbinti aš Dainorą, draugę, kuri pakvietė draugę į šitą Zoomą. Labas vakaras, Dainora. Labas vakaras. Tai kaip supratau, jūs naudojate šitos produktus, ar ne? Taip, naudoju jau šiandien bus 13 diena, 13 vakaras šiandien bus, kaip naudoju. Sekas viskas puikiai,
turėjau iš tikrųjų daug metų turėjau problemų su žarnynu. Jisai man kietėdavo, aš reguliariai į tualetą neidavau. Tiesiog būdavo apsunkintas tuštinimas. Ir vat paantrinsiu Aidai, lygiai taip pat kaip ir Aida, sužinojau apie jūsų kompaniją, visiškai identiškai vienoda situacija, daug domėjausi ir visa kita ir galiausiai vat nusprendžiau vis tiek pabandyti. Kaip sakant, nebeturėjau ko prarasti, nes išbandyta begalė produktų ir vaistinių preparatų, ir žolelių, ir bobučių ten visokių patarimų ir visa kita. Nu, niekas tikrai nepadėjo, ilgalaikio poveikio niekur nebuvo, iš nieko. Tai tiesiog neturėjau ko prarasti ir pabandžiau. Likau patenkinta, tikrai labai nustebau. Dar šiai dienai sunku patikėti, kad taip reguliariai aš dabar einu į tualetą. Pirmieji pojūčiai jau man yra. Dingo tas pilvo pūtimas toks didelis. Nu, į vakarą jau vis tiek atsiranda šiek tiek tas pūtimas, jau tas pilvo, kai užvalgai jo per visą dieną. Šiaip per dieną vat jau nebėra to pilvo pūtimo tokio. Kas dar man labai pasijautė. Sunku dabar pasakyti, iš tikrųjų reikėtų netgi rašytis tuos visus pojūčius. Dar kas man labai įsiminė, ką pastebėjau savaitgalį. Prieš porą metų su virš turėjau COVID-ą. COVID-o pasekmė dar iki šiai dienai nejaučiau kvapo tokio, koks jis išties turi būti. Ne visiems, ne viskam, bet buvo tokių dalykų. Tai vat pastebėjau savaitgalį, kada aš jau pradėjau kai kurios dalykus užuosti aštriau. Aštriau tai panašesnis tas kvapas iki COVID-o, ką žinojau. Tai vat tokie vat pastebėjimai. Energija Dainora sakė atsirado. Va, taip, energija atsirado man gal nuo 4 vartojimo paros. Tai va, ant energijos pasijautė, šiandien gal šiek tiek va tokia silpnesnė buvau. Bet prisipažinsiu, savaitgalį buvau šventėj, teko pašvęst truputėlį, tai gal vat tas dasidėjo ir šiandien pasijuto man tikrai stiprus pykinimas ryte. Tai vat iki pietų panašiai jaučiau tą pykinimą, po to viskas vėl normalu, energijos amplūdis vėl užpuolė, čia susitvarkiau, čia visa kita, tiesiog toks va pastebėjimas šiandien. Taip, niekada nebijokite, nepergyvenkit, kad truputėlį jūs supykino ar panašiai. Įsivaizduokit, jeigu jūs ateinat pas kažką tai į namus, ar ne, ir pradedat, arba pas jūs tiksliau ateina į namus ir sako, Dainora, aš pas tave gyvensiu, ar ne? Na, kažkokią tai laiką jūs leidžiat pagyventi, o paskui sakot, ne, varyk iš čia, aš nenoriu tavęs, ką jūs darot? Tiesiog tas parazitas, jisai kovoja už savo gyvenimą, už savo būvį, nes vis tik tais reikia pripažinti ir jums žinoti, kad gyvam organizme ir tie parazitai vadinasi gyvas organizmas taip pat. Jam reikia taip pat kovoti už vietą po saulę, kaip mes kovojam už vietą po saulę. Lygiai taip pat ir parazitai kovoja už savo vietą, už savo išgyvenimą. Tai tas pykinimas, tai ir mums taip yra ir pasijaučia. Bet tai jisai nėra ilgalaikis. Labai greitai jisai praeina. Bet koks suūmėjimas nelaiko daugiau kaip 4 dienas. Nedaugiau. Kartais būna valandų laikas, bet nedaugiau kaip 4 dienas. Jeigu labai stiprus, sakykime, užteršimas, stiprus parazitai. Parazitai, kiek man teko kalbėti su medikė, kurią turiu vieną medikę pažįstamą, jinai man duoda labai daug informacijos, bet prašiau, kad jinai galėtų ateiti pas mus į Zoomą. Jinai kategoriškai atsisakė, sakė, informaciją tau galiu duoti, bet į eterį kalbėti nenoriu, nes tai gali kainuoti jos darbą. Tai labai dėkoju aš tai moteriai, kurie duoda labai daug man informacijos būtent apie šitas visas ligas ir kaip su jom tvarkytis. Tai šita medikė labai daug visko pripasakojo, tai labai daug noriu ką ir pasakyti ir pamiršau nuo ko, ką aš turėjau dabar čia pasakyti, bet nesvarbu. Tai neįsigaskit, kad tai būna, džiaukimės, kad paūmėja, nes per paūmėjimą šitos visos ligos išeina
per odą, per žarnyną, per visur išeina visi toksinai, visi nešvarumai ir tada mes jaučiamės gerai. Aš labai daug kartų sakau žmonėm, kad įsivaizduotų tokį dalyką. Vis tik tais mes gyvenam tokiam laikotarpį, tokiam pasaulyje dabar, kur viskas yra užteršta, oras užterštas, vanduo užterštas, maistas taip pat užterštas. Įsivaizduokite, kad mes gyvenam įkišę galvas į mašinos dusliarkę. Ir kai mes pradedame šitos produktus gerti, mums prasideda galvos svaigimai, paūmėjimas, sakykime, ar ne, negerai jaustis, kas nutinka. Tai mes ištraukiam galvą iš tos dusliarkės, gaunam normalios, mūsų organai gauna normalios, švarios deguonies, kai prasideda toksinų valymas. Tai va, tai tų paūmėjimų neįsigaskit. Bet Dainora, jūs naudojat dabar tik tais Green Maxą, ne? Vieną Green Maxą. Jo, naudoju tik tai Green Maxą po pilną pakelį. Po pusę pakelio vartojau 2 vakarus tik. Paskui nusprendžiau imti po pilną pakelį, nežinau, kodėl aš taip sugalvojau, bet tiesiog mano organizmas labai užsispyręs, jis visada man viską darydavo atvirkščiai, nei visiems normaliems žmonėms. Tai nusprendžiu iškart po pilną pakelį vartoti ir viskas gerai sekėsi. Dainora, mes visi esam normalūs, tik tais nevienodas užterštumas mūsų organizmo. O kaip žmogus, tai visi mes normalūs. Ką noriu pasakyti, kad neužsilaikytumėt vien tik ant Green Maxo, nes kaip ir Henrieta minėjo, kad Blue Maxas daro savo darbą kitokį negu Green Maxas. Mi-Maxas taipogi. Šita trijulė, Green Maxas, Blue Maxas ir Mi-Maxas, jie labai visi gerai dera vienoj kompanijoje. Vienas tą daro, kitas tą daro, trečias tą daro. Ir kai kartu viskas yra daroma, mes greičiau pasijaučiam geriau, ar ne? Nu vieno Green Maxo jūs didelio rezultato kažkokio nesitikėkit, nes jis tik tais išvalys jūs kepenis, žarnyną, bet parazitų yra labai visur daug. Parazitai gyvena mūsų visose vietose, kur tik tais bepaimsim. Sinuose, čia va, kur sinusitas, akių obuoliukuose, ne, kaip jau dažnai sakiau aš, kai jeigu mums trūkčioja čia akis, tai mes vis galvojam, kad tai yra nervinė kažkokia tai problema. Tai vat, būtent man šita gydytoja ir paaiškino, kad tai nėra nervinė liga, tai yra tie parazitai, kurie gyvena būtent akių obuoliukuose, jie migruoja ir jie yra labai labai greiti. Ir kada jie migruoja, mes jaučiam mūsų nervinės, sakykime, šakneles sujudina ir mums jaučiasi toksai trūkčiojimas arba, sakykime, voką trūkčioja, ar prie akies trūkčioja, ar kažkur tai čia, sakykime, ar ne, trūkčioja, nesvarbu, kur trūkčioja, bet tai yra parazitų darbas. Tai šitų parazitų, kurie yra akių obuolių srityje, Green Maxas vien tikrai nepanaikins. Tai kaip ir sakau, nepagailėkite savo sveikatai, naudokite viską kartu. Ir Green Maxą, ir Mi-Maxą, ir Blue Maxą pagal taip, kaip jūs galite, ar ne, yra galimybė kokia įsigyti. Tai va, tai aš nesakau, kad blogai pradėti nuo Green Maxo, bet jeigu jūs pradėsite nuo visų trijų, visus kartu, tai žinokit, efektas yra tikrai dar geresnis. Tai ačiū. Aš kažkaip iškart galvoju, kad reikia pradėti nuo Green Maxo, pirmiausia išsivalyti viską bent jau kelias savaitės ir tik tada įtraukti kažką. Tai aš planavau mėnesį pavartojus Green Maxą, tada įsitraukti Blue Maxą, po to Mi-Maxą. Paeiliui taip, kažkaip galvoju, kad negalima visų trijų iškart. Nu, ta prasme, nerekomenduojama, maniau. Rekomenduojama ir galima, nėra to laiko, kada jį vieną padaryti, paskui kitą. Tiesiog jūs sutrumpinat savo laiką. Tai jums kainuoja laiką, ne? Nes pradėsit gerti Blue Maxą, jums vėl kažkas tai išlys.
Tai kam tokiais etapais, jeigu jūs galite vienu kartu visą tai išgyventi ir pasistiprinti. O Ir da- nuo Makso, tai žinokit, nuovargis dingsta, energija labai faina, gera pakyla. Ir ypatingai, ką noriu pasakyti, kad žmonėm, kurie jau girdėjo arba naudojo šitą Macho Man, kuris kaip ir skirtas vyrams, bet jisai labai tinka ir moteriams. Tai pačią energiją taip užkelia, ne taip energija, kad jinai turėtų būti tokia dirbtina energija, ne, gyvybinė tokia energija užkelia. Tai pats preparatas, jisai tvarko mūsų pačią tą, užstrigo žodis, pamiršau, kaip jisai vadinasi, įsivaizduokit, nesvarbu. Tai, žodžiu, labai tinka. Tai gerkim ir Macho Man moteris. Pamatysit, koksai geras jausmas, kaip tvarko hormonus, hormonus. Ir nuotaika gera pagerėja, ir labai tikrai savijauta tikrai jaučiasi, kad kitokia. Ir miegas visai kitoks. Aplamai viskas keičiasi nuo šitų produktų. Tai va. Ir aš dar paminėsiu apie Maksą, kad jeigu, ta prasme, kodėl galvojat, kad negalima, ar ne, su Green Maxu pradėti. Viską galima dėl to, kad viskas eina per ląstelės, čia yra ląstelinis, ta prasme, ląsteliniu būdu ląstelėse pats veiksmas vyksta. Tai tikrai galima ir tikrai nebijokit, kaip ir sako Valentina, dajungti, iš karto bus efektas žymiai geresnis negu tik tais nuo Green Maxo. Taip. Tai aš dar noriu dar naują žmogų pakalbinti, kad rašė Vitalija, kuri parašė pirmą kartą. Labas vakaras, Vitalija. Labas. Kaip jūs, ar jūs naudojat šitos produktus, ar jūs galvojat? Aš pati dar nevartoju, bet aš jau esu tam procese, o viską iš tikrųjų apie šią produkciją sužinojau tai labai nesenai, tai iš tikrųjų šeštadienį, ir ant tiek mane sužavėjo, ir ne tiek mane, mes su Anyta gyvenam Anglijoje ir mes nusprendėm, kad mes norim pačios į visą šitą šeimą įsitraukti, ne tik iš kažko užsisakinėti, bet norim pačios būti visoje šitoje šeimoje. Tai mes nusprendėm, kad kadangi mes norim, ir mūsų vyrai labai užsikabino, kas labai mums buvo keista, tai mes norim nusipirkti pirmą irgi paketą, ir tai bus grinai mūsų tik šeimai, kad pradėti bandyti ir vartoti. O paskui labai tikiuosi, dar net pati neturėdama produktų ir jų nebandydama, jau kaip čia tas užinfluencinau labai daug savo draugų rate, kurie jau irgi laukia, kada aš jau čia pradėsiu ir bus galimybė jiem užsakinėti iš manęs. O gavosi taip, kad mano mama, jinai pradėjo juos naudoti šeštadienį. Tai ir jinai man papasakojo visą šitą naudą, nes jinai užsakinėjo per savo draugę, ir aš tada iš karto su Ligita Drachneriene susiskambinau vakar, mes prakalbėjom beveik valandą laiko, jinai man viską papasakojo, aš tada pradėjau dar daugiau skaitinėti, domėtis visą šitą produkciją. Ir pagrindas yra tame, kad, ir mano mama, žinau, kaip tik klausosi irgi šito viso pokalbio, pagrindas yra tai, kad, kaip aš sakau, aš ir mano mama, mes esam tokios ištižusios ir neturinčios tokios stiprios imuninės sistemos. Mes nesergam kaip normalūs, kaip aš sakau, mes nenormalios, nes normalūs žmonės serga slogą ir jie serga slogą. O mums viskas nueina į kvėpavimo takus iš karto. Mes nemokam tiesiog prasirgti slogą, gerklės skausmų ar kažkokį tiesiog normalių peršalimų. Ir mes dažniausiai be antibiotikų, dabar mano mama jau 1,5 mėnesio kapstosi, niekaip neįsikapsto eilinį kartą. Tai buvo pagrindinė šito mūsų priežastis, dėl ko mes nusprendėm, kaip sakau, mama jau vartoja. 3 diena jau Green Max ir paskui įvedinės Blue Maxą. Ir tai va, aš manau, kad, kaip mes ir kalbėjom su teta Ligita, kad negali tiek žmonių meluoti. Ir tu tiesiog,
tu tiki tom istorijom ir vat kaip jūs sakote, aš esu dabar Linutės grupėje irgi super mergaičių, irgi vat įkėlė jūsų nuotraukas, būtent kaip jūs atrodėt ir kaip atrodo dabar, nu tai realiai, nu negali būti kažkoksai melas, kaip ypatingai produkcija yra visiškai natūrali. Tai va, tai tokia ta mano istorija ir kitas dalykas, dėl ko aš labai noriu pradėti vartoti ir man mama sakė, kad ko gero tai man labai sutvarkys, tai man jau už kalnų 33 metai ir aš jau turėjus 3 persileidimus, niekaip nepavyksta normaliai išnešioti vaikelio, Anglijoje jau padarė, kadangi jau buvo 2 persileidimai čia, ištyrė mūsų vyrų nuo galvos iki kojų ir tiesiog yra viskas idealiai, viskas funkcionuoja idealiai, nieko negali rasti. Tai vėlgi aš, kai pasiskaičiau apie Mimaxą ar Bliumaxą, aš kažkaip pagalvojau, kad ko gero man tai gali būti irgi viena iš išsigelbėjimo priežasčių, tai dėl to aš esu labai pasikūrusi ant šito. Dabar tiesiog laukiu Anytos žalios šviesos, kada jinai jau čia mes kartu ir perkam ir pradėsim. Vitalija, noriu aš tave kaip paskatinti, ar ne, dėl tų produktų. Aš buvau Mongolijoje, viešėjau Mongolijoje, būtent šitos kompanijos visam suvažiavime ir kalbėjo žmogus su žmona, atsistoja ir turėjo ant rankų vaikelį. Tas vaikelis buvo jų 4. Žmonės jau ganėtinai amžiui, jie gyvena jau ne vienerius metus ir niekaip negalėjo susilaukti vaikų. Tai žinokit, žiūrint į tą šeimą, tiesiog net verkt norėjosi iš džiaugsmo. Reiškiasi, kiek jie gyveno, aš dabar tiksliai nepamenu, nežinau, 20 metų ar 18 metų, kažkas tai toks laikotarpis ir negalėjo susilaukti vaikų. Ir kai pradėjo šitos produktus gerti, 4. vaiką pasigimdė ta moteris mums prieš pat atvažiuojanti. Tai kiekvienais metais po vaiką. Ar suprantat, kokį stebuklą padarė šitie produktai? O, wow. Bijos irgi. Ir aš ką pridursiu, iš tikrųjų raktas, organizmo valymas, ta prasme, ir yra, aišku, ten visokių kompanijų, kur efektyvos, neefektyvos, dalinai išvalo, kaip ir Valentina sako. Bet čia yra kažkas tikrai stebuklas, čia yra didelis stebuklas ir valo tikrai 100%. Aš galiu pasakyti vien tik dėl savęs, kai aš turėjau Reino sindromą, kur pas mane realiai rankos baltėjo ir kraujas išbėgdavo. Gal žinot, jeigu žinot, kas tai yra. Ir turėjau aš Reino, jau mano mergaitė, mano ausinė žiūri trauką. Girdi? Nehelau, duok man biškį. Ir aš kai turėjau Reino sindromą, pamatysiu, aš speakerį gal įsijungti. Kai aš turėjau Reino sindromą, kad pas mane yra problema su... Nebegirdėsiu. Pradėjau valytis, nesigirdė, ar ne? Paskui pasakysi apie... Vieną sekundę. Apie savo... Viskas atsijungiau ausinės, nes mergaitė ausinės paėmė. Ir aš, kai pradėjau valytis su Greenmaxu, ir man pradėjo, sakau, tiesiog raudono pirštai, kada sušalo. Jau Goda pridarė. Girdit mane? Labai trukinėja. Paskui pratęsim su tavim. Bet ir labai dėkojam ir Vitalijai už pasikalbėjimą, ar ne? Bet dar, Vitalija, ką noriu tavęs paklausti. Kai tu sužinojai, ar tavo mama sužinojo apie šitos produktus, kaip greitai jūs, ar tai patikėjot, ar tai netgi energetiškai pritraukė, va, čia man padės, va, aš šito noriu. Mane asmeniškai, tai va sakau, tiesiog aš gavau tokios mini informacijos šeštadienį, tai va realiai kelios dienos ir turbūt tai yra mano atveju, tai tas variantas energetinis, kuris, aš nesu iš tų žmonių, kuriuos galima labai lengvai įtikinti, užinfluencinti kažkokiu produktu, nes aš tokia esu kartais skeptikė. Bet šitas, nežinau kodėl. Ir plus, aš kadangi tetą Ligitą pažįstu, jinai mane pažįsta nuo 2 metukų, tai mes kartu šeimom draugaujam ir gyvenam šalia, kol aš dar Lietuvoje gyvenau, tai aš ją žinau ir aš žinau jos problemas ir man tiesiog užteko, kad jinai pasakė, kaip jai padeda.
tai tu jau automatiškai įtiki ir vėlgi aš sakau, nu tai negali būti ant tiek daug žmonių, kurie tiesiog išsigalvotų istorijas. Ir va kaip tik šiandien, kur moteris sakė, kad pradėjo gerti Green Maxą, kad ten kažkas prasidėjo, tai va mano mama šiandien irgi aš jai irgi skambinau nuo pat pirmos dienos, ne iki šeštadienio vakare išgėrė, aš jau jai čia sekmadienį skambinau, sakau, nu, jau gyveni tualete, ar kaip ten yra, nes taip atrodo, taip įsivaizduoja. Tai mama sakė, visiškai to nėra, normaliai vaikštau į tualetą. Ir irgi šiandien sakiau, jai pradėjo mausti kažkaip kaip nugaroj, kaip ką, o man teta Ligita sakė taip, kad jeigu pajauti kažką, tai yra labai geras dalykas, vadinasi, tai veikia. Tai ir, nežinau, tiesiog mane ant tiek aš taip įtikėjau tuom, kad dėl to ir sakau, aš net nebenorėjau tiesiog užsisakinėti iš kažko, bet aš per tetą Ligitą, aš sakiau, aš stosiu tada kartu ir tada eisim gražiai šitoj visoj bendroj šeimoj, plus sakau, Anyta irgi labai yra su tuo susižavėjusi, tai mes sakom gerai kartu, vėlgi ir faktas, finansiškai taip, tai nėra labai pigu, bet kai tu pagalvoji, kiek tu išleidi ant maisto papildų šiaip per metus, tai realiai sintetinių, dar paminėsiu sintetinių. Būtent, taip. Tai sakau, tai tikrai visiškai tai mūsų nestabdo ir dėl to mes sakėm kartu ir tiek jinai turi savo amžiaus draugų ratą, nors kokia amžiaus mano Anyta, atsiprašau, yra 6 metų moteris. Tai, bet vėlgi ir mes, sakau, jau dar pačios nenaudodamos produktų, mes jau turim žmonės, kurie laukia, kada mes pradėsim, kada mes turėsim ir kada jie galės įsigyti. Tai va, žodžiu, aš tai galvoju, kad tai yra energetika ir manau, kad tai yra, tiesiog kažkoks atrastas stebuklas, apie kurį mes tiesiog nežinojom prieš tai. Aš dar noriu nudžiuginti vienų dalykų, kad aš visai buvau neseniai grįžus į Lietuvą ir mes apsilankėm pas Europos čempionų kineziterapeutą. Jie turi būdų, kaip jie tikrina, trūkumus vitaminų, ko jums reikia. Tai aišku, mes nusivežėm savo visus šitus reikalus ir jisai sakė, vau, tikrai vau. Ta prasme, ant kiek sako ne tik, kad šiaip geras dalykas, bet tai grinai gydo organizmą. Tai va, dar duosi biškį motyvacijos. Jau užmotyvuota. O sakykit, nėščiom ir maitinančiom galima tokius naudoti? Nėščiom ir maitinančiom. Nėščiom galima naudoti, o maitinančiom, tai aš nežinau, Henrieta, tu gal daugiau apie tai papasakok. Jo, nėščiom galima, tik tai turi būti labai, labai mažos dozės, o dėl maitinimo galit po labai mažai, bet iš tikrųjų geriau nerekomenduokit, palaukit tą pusę metų, ta prasme, po pusės metų, kad ir maitinat, gali duoti. Čia dėl to, kad dėl kūdikio, ar ne? Dėl nuo pieno, kad negautų per daug tikriausiai visų elementų, kurių galbūt jam bus per daug, nes tai bet kokiu atveju viską ima iš jūsų, tai aš palaukčiau. Šiaip sako galima, bet mano asmeninė nuomonė, kad šiek tiek gal palaukti. Bet nešiai turi būti tikrai 1/3, nedaugiau. Net 1/4, sakyčiau. Po truputėlį. Bet galima vaikam nuo metukų jau Mimaxą pradėti duoti, nes Mimaxas, jisai dirba ląstelių lygyje. Reiškia, jis atpažįsta ląstelę, sveiką ląstelę ir ją daugina. O atpažįsta nesveikas arba sergančias ląsteles, jas numarina ir išveda lauk. Tai jeigu jūs pats turit kažkokių tai paveldimų ligų ir norit, kad jūsų vaikas nepaveldėtų jūsų ligų, tai duokit vaikui jau Mimaxą, nes kada žmogus persiduoda, sakykime, ne, tos ligos, tai ląstelių lygyje pirmiausia. Va. Ir paskui jau prasideda visos ligos beaugant ir nuo visokio dar maisto dasideda. Tai jūsų vaikas neturės jokių paveldimų ligų. Tai šita informacija yra būtent iš Mongolijos, nes aš buvau Mongolijos daktarų paskaitoj ir šitą visą informaciją aš gavau būtent iš tenais apie tai, kaip vaikams, jeigu duodant nuo metukų laiko po truputėlį, paveldimų ligų vaikas neturės.
Aš gal dar pridurt noriu, nes pas mane labai dažnas dalykas yra, kai aš sakau, kad, pavyzdžiui, Greenmaxą galima vaikams, ir tą, atsiprašau, čia dar vienas grįžo, sportininkas Greenmaxą prasigėrė. Ir sako, kaip gali būti, sako, vaikui mažam užterštas, kad aš siūlau, kad reikėtų prasivalyti žarnyną. Ir sako, jam tik 1 metas, sako, kaip jam gali būti, kad užterštas žarnynas. Gali, eina viskas per placentą. Ir per placentą ir tai pereina, ar ne? Mes tėvai mūsų suteršia ir tam taip gaunasi, kad pas mus ateina tos genetinės ligos, ar ne? Tai viskas dėl užterštumo, lygiai taip pat. Taip. Tai va, gerai, Jurgita yra rašo, jei kas turite kokių klausimų, rašykite ar įsijunkite mikrofoną ir klauskite, bus atsakyta jums. Tai jeigu turite kas nors dar klausimų, tikrai galite klausti. Ir paskui vėliau vėl mes pakalbinsime žmonės, kurie jau ilgiau naudoja tos produktus. Ar turit kas nors dar klausimų? O sakykite, čia tik tai pradžiai, čia tokie ūmesni pojūčiai būna, ar būna, kad paskui išlenda po, nežinau, mėnesio, 2? Jeigu kalbėti apie 1-2, tai išlenda ir per pusę metų, bet pats suūmėjimas būna apie 3 mėnesius, nes imunitetas iš karto visų ligų nesiima, varyti jūs iš jūsų kūno, jisai eina, sakykime, kaip, kad suprastumėt mane teisingai, įsivaizduokite variklį, ne? Variklis yra sudarytas iš dalių. Tai kad pats variklis jisai suktųsi ir veiktų, pradeda dirbti nuo pradžios, nuo tam tikro organo ir paskui jisai eina grandinė. Tai suūmėjimai būna ir po 1,5 mėnesio, ir po 2 mėnesių. Tai man pačiai buvo tas pats, kai aš turėjau, kaip sakiau, kandidą, ir kandida yra skrandžio grybas, ir man po 3 savaičių pradėjo labai skaudėti skrandį, ir ko niekada taip skaudžiai nebuvo. Ir galvojau, kaip ir dažnas iš mūsų galvoja, kaip mes pradedam tik tais naudoti, galvoju, prisidariau. Va, bet labai greitai jis praėjo. Ir po 1,5 mėnesio vėl toksai pats skausmas iškilo. Ir nurimo, ir jau aš dabar naudoju nuo sausio mėnesio, tai jau bus praktiškai jau tuoj pat už mėnesio gero metai, tai jau tų suūmėjimų praktiškai neliko. Yra vienas kitas suūmėjimas, sakykime, galbūt jeigu, sakykime, kaip mano ta kandida, aš geriausia kalbėti apie save, kaip pačiam yra. Tai retkarčiais, jeigu aš jau dabar padarau tokią pertrauką, sakau, pamirštu gerti jau, sakykime, ar ne, per darbus, per bėgimą, lėkimą, ten, sakykime, savaitę negeriu, tai buvo toksai suūmėjimas, kad vėl paniežėjo ausį. Nes kai man buvo ta kandida tiesiog į ausis įsimetus ir į moteriškas vietas ir į ausis, tai toksai paniežėjimas buvo, reiškėsi, kad dar ta kandida ne visiškai jinai nuraminta, ne, jinai apraminta, jau gerokai apraminta, nes aš vėl visiškai kitas žmogus. Bet, reiškėsi, dar yra kažkokio tai parazitų, dar kažkokio tai yra brudo, kad organizmas dar pasako, dar nelaikas, dar pagerk, dar gal ne kiekvieną dieną, bet jau tokio didelio, sakykime, tarpo nereikia daryti. Ką kompanija siūlo? Mes dažnai sakom, kad tai yra brangu. Žinoma, kad brangu. Bet dėl to mes ir sakom, vat labai gerai Dainora, ar ne, apie tai kalba, kad ką man iš kitų pirkti, aš tiesiogiai iš kompanijos nusipirksiu. Būtent, kodėl gerai, kad iš kompanijos pati Dainora pirksit, todėl, kad kompanija duoda nuolaidas. Jeigu jūs perkat iš žmogaus, kuris nori uždirbti sočiai ir stipriai iš kompanijos, jisai užsiima pardavimais.
perku, parduodu ir jokios registracijos žmogaus tai nejaudina, ne? Tai vis tik tais žmonėms sakau, kad jie išgirstų mane labai teisingai. Mes užsakom produktus tam, kad žmogui duoti pabandyti pirmą kartą. Antrą kartą, kai žmogus supranta, kad jam tinka šitie produktai, jam patinka, jisai dar kartą nori, mes privalome pasakyti žmogui, kad jis turi galimybę į didelę kompensaciją šitoj kompanijai, jeigu jisai pats prisiregistruoja, ne pats, jam padėsim prisiregistruoja ir pats užsisakinėja iš kompanijos, kompanija labai dosniai duoda didelės nuolaidas. Tai būtent iš kompanijos reikia užsisakyti. Kompanijos nerasite taip, kad jūs atėjote į kompaniją ir sakot, aš jau pats užsisakau. Ne, kreipkitės į tą žmogų, kuris pakvietė jūs į šitą Zoomą. Ir tas žmogus tikrai žino, kaip registruotis į šitą kompaniją. Tai kada jūs kompanijai prisiregistruojat, jūs gaunat nuolaidas ir tada jūsų produktas pinga. Ir tada jūs galite gerti ir metus, ir 2, ir tada galvos jums neskauda. Oi, kaip aš čia gersiu, kiek man čia laiko reikės gerti? Metus, 2, kiek pinigų. Jeigu jūs pirksit iš kompanijos, jūs pats pamatysit, kaip tas produktas į jūsų rankas ateina pigesnis. Tai va. Tai gerai, aš atsiprašau, aš galvoju, gal laikas pašnekam apie mūsų Ekateriną. Ekaterina, daug kas nori. Ekaterina. Aš tikrai noriu dėl to, kad tikrai yra nemažai moterų ir tikrai yra paprastas intymios vietos praustiklis, kuris padeda nuo hemorojaus, normalizuoja hormoninį foną, kas, dabar norėjau sakyti angliškai, kelia libido, kas turi miomas ar cistas, tai mes jau turim savo pavyzdžių Lietuvoje, kad sutraukia nuo 4 cm berods 1 cm liko. Tada, kas turi problemų, net, tarkim, aš vaikus, ar ne, jie susimuša kažkur, tai ar ten pačiai buvo, kad katė įdrėskė, užsicepiau, atrodo, užtraukė pas mus moteris ir po nusidegino ranką, ar ne? Tada buvo Zita, man atrodo, šnekėjo irgi pastebė, tai stebuklas, jinai pati yra medikė, net sakė tokių tepaliukų, nežino kaip Ekaterinos. Toliau grįšiu prie to, kad kas turi menstruacijos skausmus ar sutrikimus, labai padeda ir iš tikrųjų aš iš savo patirties galiu pasakyti, aš net nejaučiu, kada ateina dienos, nėra tų visų PMS-ų ir kitokių reikalų. Taip pat apie Valentiną irgi šnekėjom kažkada, kad ten moteriškos lygos tam amžiui prasideda, kaip se vadina? Ne lygos. Tai reikėtų sužinoti. Menopauzija. Liga. Menopauzija. Normalus procesas, kuris kiekvienai moteriai apsilanko tam tikrai savo metais, tai ne liga, Henrieta. Taip, atsiprašau, aš labai esu, man reikėtų sužinoti, bet man atrodo, kad man neteks kažkodėl tai. Toliau turėjau klientę su pienlige ir jinai sako, man tiek metų mane kankino ir sako, aš nelabai suprantu, bet sako, čia yra kažkoks stebuklas, sako, trumpą laiką panaudojus, sako, jinai negrįžta. Tiesiog negrįžta, aišku, žinoma, jinai naudoja visus produktus ir plus naudoja Ekateriną. Tada dar irgi iš savo patirties atvažiuoja pas mane pažįstama, kuri irgi naudoja produktus, Ekaterina, ir sako, tu žinok, sako, mano krūtinė padidėjo. Ir aš taip jokiuosi, aišku, nusiekiau, sakau, tavo krūtinė nepadidėjo, sakau, tavo sustangrėjo, nes iš tikrųjų mes plaunamės ir kūną su Ekaterina, nes iš tikrųjų stangrina, traukia, atrodo, sutraukia tą odą. Aišku, per daug jos naudoti nereikėtų, nes gali šiek tiek sausumą, ta prasme, sausėti oda. Bet realiai stiprina krūtis ir krūtų audinio patį audinį. Toliau, kad, pasakysiu, prisiminsiu, tonizuoja ir siaurina makšties seneles, tai kas turi problemų su sausumu ar aplamai
Tai tie dalykai tikrai pasitvarko, net ir hormonai ir tie pasitvarko. Ir aš prisiminiau, ką norėjau pasakyti iš tikrųjų dėl Blumaxo pirmai. Tai kas turi problemų su galvos skausmu, bet tuo stipresniu, kaip dabar pasakyti, tuo pasakysiu. Migreniniu. Migrena gal? Migrena, taip, su migrena yra. Ir mes turim vieną moterį, kur sako, žinokit, aš neįsivaizduoju, ką reiškia neskaudės galva, sako, šitą buvau pamiršus, ką reiškia, kad neskauda. Tai čia apie Blumaxą pridėsiu. Tai žodžiu, Jekaterina tepam visur, išbandinėjam visur irgi, tik tai nepilam į akis. Aš žinau, kad iš tikrųjų yra pavyzdžių, kas iš tikrųjų, kai skauda gerklę pasitepa, ar kažkokią tai vietą pastepa. Aš pati asmeniškai tepiausi ant venų varikozės, tai jūs patikėkit, pas mane praktiškai nieko neliko. Aišku, čia Blumaxas taip pat prisidėjo savo darbą. Ir Justė klausė, ar Jekaterina gali naudoti kasdien. Tai taip, Jekaterina galima naudoti kasdien ir visur, prausiantis, ir tepantis, ir tiesiog tik tais nelaikykit Jekaterinos ilgai ant užteptų vietų. Pusvalandžio puikiausiai užtenka ir arba nusiprausiat, arba tiesiog nuvalote su servetėle. Dar ką Jekaterina daro? Kai jums yra sloga, ne? Tai paimat Jekaterinos mažą žirniuką ir pasitepat nosį. Tai momentaliai labai greitai padeda pradėti kvėpuoti, ne? Bet taipogi nepiknaudžiaujat, nes per didelis kiekis Jekaterinos gleiviniai, jinai gali jums išdeginti. Tai jeigu naudojat nuo slogos, tai vakare arba ryte. Vakare ir ryte galite, ne 2 kartus per dieną, bet ne daugiau. Tai va, ką daro mūsų šita Jekaterina. Ir dar viena mergaitė čia klausė, ar nuo nemigos, kur jinai čia, kas padeda nuo nemigos. Tai pasakysiu, kad nemigą sukelia būtent parazitai, kurie gyvena mūsų kraujyje, žarnyne, kepenyse, skrandyje, visur. Tai kai jūs prasivalysit, visos nemigos jums išdundės iš jūsų gyvenimo. Taipogi šitie produktai padeda tiem žmonėm, kuriems yra panikos atakos, ar ne? Panikos atakas taipogi sukelia parazitai. Taip kad nėra kažkokios tai ligos, kad jos ją gydo arba negydo, šalina arba nešalina. Tiesiog šitie produktai panaikina tuos parazitus, kurie sukelia būtent šitos pojūčius mūsų organizme. Dar labai ačiū Kristinai, dėl Jekaterinos parašė, iš tikrųjų su šlapimo nelaikymu labai padeda Jekaterina, kas turėjo problemų, ir mes čia turim tikrai labai daug pavyzdžių, ypač Lietuvoje, ar ne? Taip, aš pati galiu pasakyti, kad tą problemą, būtent šlapimo nelaikymo, aš jau susitvarkiau būtent su Jekaterina, nes vis tik tais aš pagimdžiau 3 gražias mergytes ir vis tik tais gyvenimas vietoj nestovi ir tai atsiliepia mūsų senesniam laikotarpiui, tolimesniam, būtent tai Jekaterina tikrai šitą darbą padaro 100%. Tai esu dėl to taipogi laiminga. Sukalbinus 82 moterį, kuri su labai trupučiu Jekaterinos buvo pasiskolinus iš savo giminaitės, tai irgi iš nuostabos džiaugiasi, sako, aš nežinau, ką reiškia nelaikyti šlapimo. Tai va, tai jinai buvo jau susigyvenus su tuo ir toks žmogui džiaugsmas, tai nežiūrint į tai, kiek metų, ir 90 metų, ir 99 metų, 100 metų galima gerti šitą produktą ir tikrai išgydyti, gal ir neišgydys tokiuose metuose, bet palengvinti mūsų būseną tikrai palengvina šitie produktai. Tai va. Vitalija rašo, labai ačiū už tiek daug informacijos ir draugiškumą, gaila, bet turiu lėkti į darbelį, tikiuosi mūsų Linutė įkils visą video grupę, iki greito visoms.
Taip, kelsimės tą įrašą, galėsit pasiklausyti, bet jisai nebus viešinamas visoje YouTube'ai. Galės peržiūrėti šitą įrašą žmonės tik tais tie, kurie turės nuorodą. Tai va. O kaip ir sakiau, noriu dar pakalbinti ir tuos žmonės, kurie jau senokai naudoja šitos produktus, kas norėtų pasikalbėti su mumis ir papasakoti savo istorijas. Ar nėra tokių žmonių, kurie naudoja seniau? Ir būtent šitie seniau naudojami, jie taip aptingsta, kad galvoja, tegul šneka tie, kurie pradėjo nesenai naudoti. Bet... Labą dieną, labas vakaras. Labas. Aš turbūt vos ne viena iš seniausių kaip naudoju, nes aš pradėjau lapkričio pradžioj, pernai metais. Tai tikrai jau gan daug. Tai aš pasidalinsiu, nes kadangi aš valausi organizmą visą laiką, pavasarį ir rudenį valausi, tai lygiai taip pat ir dėl organizmo valymo, žarnyno valymo tai pradėjau gerti, bet kai man įsivalė gimda ir išėjo krešuliai kaip degtukų dėžutė po 10 dienų, tai aš tada suvokiau, o čia tai yra rimtas reikalas, nes išbandžius papildų labai daug, turbūt kiek yra, tai nuo 80% turbūt esu išbandžiusi, o čia man tikrai padarė didelį šoką, malonų šoką, nes kai tu suvoki, kad tau nereikės operacijos, nereikės gimdos valyti, nes kai yra klimaksas, karščiai, šalčiai, jau susitaikai su tuo, bet tai praėjo, nepastebėjau kada, bet kada neišsivalo gimda, pas klimaksinių periodų pas moteris apie 80% pasirodo tokie dalykai yra, tada reikia daryti išvalymą, mano mielosios. Suprantate, aš jau tokį vieną turėjau, praėjo gal 7-8 mėnesį, man vėl pradėjo kraujavimas kartotis ir štai atsirado pas mane Greenmaxas ir man per 10 dienų tai sutvarkė. Tai čia man buvo wow. Aš supratau, kad čia kažkoks gėris ir jau tylėti negali, nes kaip tu gali tylėti, kai tau yra šokas ir tu sakai, tu įsivaizduoji, kas pasidarė, ar ne? Tai savo vyrą, bet irgi daug kas jau mano istoriją žino, bet pas mano vyrą karpos baisinės 5 metai ant rankos, kad nesimatydavo šitų raukšlių, bet jeigu pažiūrėtumėt, matytumėt raukšlės, pas mano vyrą nebuvo raukšlių, visiškai. Karpos jos buvo kaip mozoliai tokie, kur aš dildindavau su dildinti. Ką mes nedarėm, jos įsausėdavo, trūkinėdavo. Gėrė jisai dėl to, kad pasiaukštas kraujospūdis ir cukrinis diabetas. Bet kad po 3 savaičių nukrito karpos ir užžava oda atsirado, jis sako, Ramunė, žiūrėk, kas čia darosi. Tai kaip tu gali netikėti tokių produktų tada? Mano vyras jau pats sako, tu man šiandieną nedavei, jau tu manęs nemyli, tik save myli. Gerai, duosi. Jūs žinokit, identiškai mano vyras. Jo? Taip, kad geria visa mano šeima, geria mano pažįstami, kurie žino, nes tu tiesiog užkrėti. Ir kas man patinka, tai pirma kompanija, kurios nereikia įrodinėti, užtenka emocijos ir žmonės skambina ir prašo. Ir net laukia, būdavo laukia ir po 3 mėnesius produkto. Laukia su nekantrumu. Tai ačiū išradėjim, kurie tai sukūrė ir ačiū tokiai bendruomeniai, kur tikrai dalinamės savo džiaugsmu. Tai iš mano pusės tiek. Ačiū, Ramunė, bet šitos produktus kūrė 18 metų tam, kad šiai dienai jie pasiektų mus. Tai taip, Ramunė, labai dėkinga ir aš šitiem produktams. Ir jeigu ne šitų produktų stebuklinga galia, tikrai patikėkit, aš čia nedaryčiau jokių zoomų, apie jokius kremus, lūpdažius, šampūnus. Aš tikrai niekada nekalbėčiau ir nekalbėčiau apie tą produktą, jeigu jisai būtų neveiksmingas arba dalinai veiksmingas. Bet kada aš žinau iš savo patirties, iš savo naudojimo, kad šitas produktas veikia ir 100% veikia, tai man tikrai negėda suburti didžiulį ratą žmonių ir 1 kartą ar 2 ar 25 kartą, kiek jie čia klausosi, kiek patys, kaip matot, duoda atsiliepimus. Man patinka, kad nereikia žmogui siūlyti ir meluoti, kad tai geras produktas, nupirk, nes man reikia jį parduoti. Mums nereikia jo parduoti.
mums reikia, kad jūs visi žinotumėt apie šitą produktą ir būtent ateitumėt į kompaniją nusipirkti, ne pas žmogų pirkti, kuris daro sandėlius ir kuris parduoda ir žiūri, kad tik tais jam būtų pelnas, ar ne? Pelnas yra kitoks. Pelną mums duoda pati kompanija, bet ne kupi pradai. Taip, kad jeigu turit tokį žmogų, kuris nuolat jums pardavinėja ir nekviečia jūsų pirktis į kompaniją, bėkit nuo to žmogaus ir ieškokit to žmogaus, kuris padės jums pirkti iš kompanijos ir gauti tikrai nemažai didelės nuolaidas. Tai va. Ačiū, Ramūnė. Tai žinau, kad Kristina turi ką pasidalinti, nes mes vakar su ją šnekėjomės, jinai taip nuoširdžiai man pradėjo pasakoti ir sakau, Kristina, o kodėl tu neprisijungi Zoom'uose ir nepasidalini savo informaciją? Tai jinai pažadėjo, kad taip pasidalinsiu. Tai labas vakaras, Kristina. Labas vakaras visiems. Ką tu čia tokia turi pasidalinti, ką tu pastebėjai ir kas pas tave naudojant šitos produktus keičiasi? Vaikai pastebėjo ir aš pastebėjau, mes, vyras dar neprisijungęs į tą visą reikalą, nes nuo ko pradėti, net nežinau, paantrinsiu ten viskam, ten yra ir užkietėję viduriai, pavyzdžiui, sūnui ten, kai jam buvo 4 metukai ir turėjo paskutinius skiepus prieš mokyklą, tai gavosi taip, kad visą mėnesį vaikas viduriavo ir paskui jam užkietėjo viduriai ir dabar jau jam 12,5 metų ir po 8 metų, kai dabar vartoja GreenMax, BlueMax, MiMax, ir buvo, kad ten kažkurį laiką jau nedaviau ir ateina vaikas ir sako, mama, give me this green stuff. Sako, mama, duok man šio žalio gėrimo. Tai jau pats vaikas ateina paprašyti ir tai supranti, kad veikia ir jam tada lengva išeiti ir viską palikti. Tik tai šiuo metu vaikas prašo, kad mama geriau duok man penktadienį, šeštadienį, kai mokyklą nereikia, nes vaikas neina mokykloje į tualetą. Dukrytei valosi jai per odą. Sakyčiau, mums ten mes daugiau gal kepenis ar kažką ir su MiMax ant žaizdų barstome miltelius, nes ten ir oda, kaip pasakyti, kai valosi, tai žaizdelės darėsi ir kai barstėm, aišku, pagriaužė, vaikas pakentėjo, dukrytei 10 metų, bet ji pati džiaugiasi, kaip tvarkosi ir oda ir pati pastebi dabar ir, mama, žiūrėk, man ir figūra taisosi ir viskas, ir vaikas pergyveno ir sakau, tau gal ir mažai miego būdavo ir kaip, nes mes po trečdalį pakelio MiMax, BlueMax ir GreenMax gerdam, o dabar jau pradėjo po pilną pakelį, nors ir vaikai, bet dukrytei pakankamai, ta prasme, didelė pas mane. Kristina, neturi antsvorį, ne tavo mergaitė? Jinai nėra antsvorio, jinai, ta prasme, jinai aukšta. Jinai 10 metų ir 1,50 m ūgio. Tai taip, kad ir valosi, ir keičiasi, ir va šį savaitgalį buvo, kad dukrytė apsirgo ir taip stipriai ir gerklės skaudėjo, ir nosis užsikimšė. Ir šeštadienį mes taip kas 2 valandas MiMax, BlueMax, MiMax, BlueMax ir vakare GreenMax. Ir sekmadienį taip pat visą tą praėjom procedūrą ir vaikui jau viskas gerai, kai anksčiau mažiausiai savaitę kol išsigydydavom tą peršalimą, tai net ir dukrytė pati, mama, man jau gerai, nes vaikas leisgyvis buvo jau šeštadienį. Tai džiaugiamės ir čia kaip pirmoji pagalba organizmui.
ir atstatom imunitetą ir pats vaikas džiaugiasi ir nes irgi galvojau, kaip daryti, į mokyklą neiti ar dar, bet vaikas ėjo pilnumoj. Ir dar turiu pasidalinimą, kadangi yra dar tokios kortelės, kurios jos apsaugo nuo neigiamų elektromagnetinių bangų. Ir jas galima ir nuo galvos skausmo, ir aš užsidedu ir nakčiai, ir bet kada, kai nori, kad mintis prasklaidytų ir būtų ramu, gera, ir aurą atstato. Ir buvo toks įvykis praeitą savaitę, susitikau su žmogum, kuris energijas jaučia ir taip toliau. Ir aš sakau, noriu, kad pasižiūrėtum, kaip man tos energijos. Sakau, noriu pajausti. Tai žmogus sako, duok rankas ir patikrinsiu, kaip ir kas. Ir aš visiškai buvau pamiršusi apie tas korteles, kad aš turėjau kišeniai. Ir sako, blokuoja. Sako, blokuoja. O aš nesupratau, kol negrįžau namo. Ir paskui prisiminiau, kad turiu kortelę, nes tokiam dėkliuke. Ir paskui tikrai sudomino, kad kaip taip galima ir taip toliau, mes energijų nematom. Ir tai tikrai veikia. Kai sekantį kartą susitikau ir aš tą kortelę pasidėjau į kuprinę, nors toliau nuo savęs, pabandė žmogus pasižiūrėti ir gavosi taip, kad, atsiprašau, kažkur taip, Taip, Kristina teisi apie tas korteles, tai būtent šitos kortelės blokuoja visas energetiką, kuri yra negatyvi energetika arba svetima energetika. Taip, kad jeigu kalbėti apie energetiką, tai mes kiekvienas turim savo energetinį lauką, į kurį gali bet kas įeiti. Ir vat būtent šitos kortelės, jos blokuoja svetimas energijas, kad jos nelankytų arba neužsibūtų jūsų energetikoj. Tikrai veikia, aš irgi, Kristina, turiu ir ačiū tau labai, kad pasidalinai su šitą informaciją būtent apie šitas korteles. Ir yra ne tik tais kortelės, bet yra ir tokie telefono lipdukai, kurie tikrai sumažina tą visą energijos skleidimą, tą negatyvų energijos skleidimą, kuri kenkia žmogui. Tai tikrai įsitikinom, nes mes tyrėme būtent folio metodu ir kortelę, ir šitos lipdukus, ir be lipduko telefoną tyrėme. Tai poveikis labai didelis mūsų organizmui yra būtent nuo šitų visų, kas sklinda iš mūsų telefonų. Ir kai uždėjom šitą lipduką, iš karto aparatas parodė, kad blokuojama yra būtent šita energija, kuri yra negatyvi ir negera žmogui. Taip, Kristina. Ir panašiai per 3-6 mėnesius ir aurą atstato. Taip pat, nes prasiskverbia nuo 4 iki 7 milimetrų, jeigu neklystu, ar daugiau, ar 7-14 milimetrų į kūną. Ir gydo, ir galvos skausmus, ir taip. O kai pratęsiu ten, kai padėjau aš tą kortelę netoliese savo kuprinės, ir žmogus pasižiūrėjo, kaip ta energija, ar pavyksta. Ir kai kortelė netoliese buvo, tai sako, sunkiai, šiek tiek galima, bet vis tiek, ta prasme, vadinasi, aplinkui mūsų sukuriamas toks laukas, kuris mus apsaugo. Kai aš tik pamačiau tas korteles ir lipdukus, pirmu užsakymu iš karto užsisakiau, nes ieškojau ir laukiau, kur galima būtų apskritai tokį dalyką surasti ir gauti. Taip, yra. Labai smagu girdėti, aš kaip tik ją dovanų gavau. Tai va vieną dieną turiu su savimi.
klausia moteris, nežinau, kuo jinai vardu, bet čia yra parašyta į fonę, kaip įsigyti šią kortelę ar lipduką. Tai vėlgi, klauskit pas tą žmogų, kaip prisiregistruoti į kompaniją ir toj kompanijai jūs visko nusipirksit. Yra dantų pasta ir kava, labai fantastinė kava. Ir veidui kaukę, ir Jekaterina, ir Mimaxa, ir Bliumaxa, ir Nutrimaxa, ir Greenmaxa, ir Fleximaxa nuo sąnarių. Viską jūs tenais galite įsigyti ir rekomenduoju visiems, jeigu jūs norit pabandyti šitą produktą, nusipirkit iš to žmogaus pabandymui, kuris jums duoda visą informaciją, kur jūs randat Zoom nuorodas. Bet vėliau, jeigu jums tinka ir patinka šitie produktai, registruokitės. Nesvarbu, pas ką jūs tenais papuolat, bet kompanija yra viena ir ta pati. Ir registruokitės ir gausite nuolaidas. Jeigu jūs mokate žmogui tą pačią kainą, kurią pirko jisai iš kompanijos, tas žmogus jums parduos tą pačią kainą, bet jisai parduos jums nuolat. O tas žmogus perka ir gauna nuolaidas ir taip tokiu būdu mes, kurie užsiimam pardavimu, mes uždirbam iš produktų, kurie duoda nuolaidas kompanijai. Taip kad aš niekada nesu agitatorė, bet aš agituoju šį kartą. Kreipkitės pas tą žmogų, kaip prisiregistruoti, klauskite į kompaniją ir nusipirkti tiesiogiai iš kompanijos, gauti visokias nuolaidas, visokias dovanas ir panašiai, nes aš nuo sausio mėnesio, kai aš prisiregistravau į kompaniją, tai aš labai dėkinga esu Valerijai, kad jie man nenuolat pradėjo pardavinėti produktus, bet jinai pasakė galimybės, kokios yra kompanijai, aš prisiregistravau ir šiai dienai gruodžio 14 tiksliau, mes su Valerija skrendame gavę dovanų į Dubajų savaitei laiko. Tai jūs galite sveikatintis, pigiau sveikatintis ir dar galite gauti dovanų iš kompanijos. Kompanija tikrai labai dosni, taip kad neduokite uždirbti žmonėm, kurie perpardavinėja, bet duokite savo tą džiaugsmą, kai jūs galite pats nusipirkti ir galite gauti dovanų, netgi ir kelionės, ir visokias kitokias dovanas. Taip kad šį kartą agituoju visiems. Labas vakaras. Labas, Lina. Labas vakaras. Aš labai trumpai dar patrukdysiu. Tiesiog gavau dabar iš savo vieno kliento klausimą ir tikrai reikia skubaus atsakymo. Jis vartoja Greenmaxą, Mimaxą ir dabar ji turi skydliaukę. Ir dabar tokie klausimai. Ar su skydliauke lėta galima visą šitą vartoti? Kokie šalutiniai poveikiai? Nes ji man dabar labai iškilo kakle ir matoma plika akimi. Kaip ir minėjau, labai gerai naudoti Macho Man. Ir iš tikrųjų aš dar jo ir Seleno, ir dar galima net ir Jekateriną pajungti. Taip, kad ir tepimai. Valerija. Seleno Valentina reikia dar pasiūlyti būtinai. Taip, Selenas yra... Labas vakaras, aš ir tada papasakosiu, pas mane su skydliauke irgi problemos. Kokios problemos, kad pas mane cistos ir vienoj pusėje pas mane buvo jau toks nemažas guziukas cista ir aš dabar ėjau tyrimus kaip tik daryti, echoskopiją. Ir mano šitas guzas, kuris buvo pernai metais 26 milimetrai, tai dabar sumažėjo 18,5. Tai aš manau, kad vis dėlto galima gerti, ne tik galima, o reikia gerti ir tam padeda. Tai va, kol kas tiek. Žiūrint, kiek ta moteris naudojo dar Lina tos produktus, jeigu tik tais nesenai pradėjo naudoti, tai yra suūmėjimas, ko nereikėtų išsigąsti.
Jūs, Lina, po to jūs man parašykit po to, gerai? Po Zoomo. Gerai, Mes dėkui. susirašysim. Gerai. Taip, tai aš suprantu, kad ta moteris, kuri klausė apie korteles ir lipdukus, suprato, ar ne, kad ir kiekvienas supraskit, jeigu jums reikia daugiau informacijos, kaip vyksta tos registracijos ir panašiai, tai eikit pas tą žmogų, iš kurio gavote Zoomo nuorodą, jisai tikrai duos jums visą informaciją. Bet ir dar rašo, taip, kava ypatingą kartą paragavęs negali sustoti, skonio nepamirši. Taip, kava yra kažkas, tai negali sakyti, kad vien tik tais kava, ir pasta, ir kava, yra šitie visi produktai, ir pati kaukė yra fantastiniai, visi produktai, nėra nei vieno, kurio panaudojus gali pasakyti, galiu be šito apseiti, ar ne? Tai nėra nei vieno tokio. Visi duoda savo tikrai gerus rezultatus ir matosi tikrai, ypač ant manęs, tai tikrai matosi mano grįžtanti jaunystė, su kuria tikrai labai labai džiaugiuosi. Kiekvieną kartą vis girdžiu komplimentus tu seniai ir gražieji, tai tikrai yra smagu girdėti. Tai va. Na ką, gal šiandieną ir baigsime. Labai smagu, kad visą laidą, kiek mes čia vedėme, tą laidą buvo prisijungę 42-44 žmonės ir liko dar 42 prisijungę ir nei vienas neatsijungė, jiems visiems įdomu paklausyti, bet ką norėčiau pasakyti klausytojams, jeigu jūs nenaudojat tų produktų, klauskite, bus jums atsakyta. Jeigu jūs naudojat ir žinote, kaip jisai veikia, ką jisai jūsų organizme, kokius pokyčius padarė, labai smagu būtų, kad jūs neprašantis, kad nereikėtų prašyti. Gal kas turit kokių atsiliepimų, įjunkitės garsiakalbius ir atsiliepkit, nes nuo to priklauso žmonių pasitikėjimas būtent šiuo produktu. Ar reikia man to produkto, ar tikrai jisai man padarys kažką tai gero, nes čia atsiliepimai eina ne iš anksto suplanuoti. Nei vieno žmogaus negituoju ir neprašau iš anksto, kad prisijunk ir kalbėk apie tai. Būk geras, kalbėk, būk geras, kažką tai pasakyk, ar ne? Nėra nei vieno prašančio, kad kurio būčiau prašęs, kad kalbėtų. Taip kad ir jums sakau, kurie neprašomi, ar ne, įjunkite garsiakalbį ir pasakykit, o kaipgi vis tik tais jums kelionė su šitais produktais jums sekasi. Tikrai būtų išgirsti ir mums, ir visiems kitiems, kurie klauso. Ir dar dadėsiu, ir mes prieš tai turėjom, ir nesvarbu, kad jums šiuo metu yra paūmėjimai, viskas gerai, tai būna, kad žmonės klausos, tai jie žino, kad jiem va taip irgi atsitinka, kad tai yra normalu, kad po kiek dienų praėjo, tai labai yra svarbu. Ir aš to pačiu gal tą progą paskaitysiu komentarą apie Dainoros, kad mano draugė prieš valandą pirmą kartą išgėrė Greenmaxo pusę pakelio ir po valandos jai suko vidurius. Tai jinai šiaip visada labai gerai su VC draugauja ir gan jautrus jo žarnynas. Ar gali būti, kad jai taip greitai suveikia Greenmaxas, ar tai tik sutapimas? Galbūt gali būti, nemanau, kad sutapimas, iš tikrųjų aš manau, kad jeigu jautresnis žarnynas, tai galėjo iškart suveikti. Bet šiaip iš esmės, kas pradedat gerti, visą laiką pradėkite nuo 1/3, pasakysiu kodėl. Ne dėl to, kad jūs eisit į tualetą ten labai iš karto ir labai daug, ar ten bėgiosit, bet su mano net ne viena, labai retas atvejis, bet būna, jeigu tarkim yra kraujagyslės užsikimšę ar ne, būna, kad Greenmaxas, kai limfą valo, šiek tiek ir prakemša tas visas kraujagyslės. Mano draugė asmeniškai pirmą kartą išgėrus net 1/3 Greenmaxo, nenoriu gąsdinti, čia tikrai labai retas atvejis, bet jai pasidarė labai silpna. Jinai sakė, galvojau, kad aš tą vakarą numirsiu. Apsisuko galva, tai kas atsitiko? Tai jinai gavo labai didelį smūgį degonės nuo to Greenmaxo
Ir tai čia nėra blogas dalykas, ta prasme, bet jeigu jūs gersit pokelį ar pusę pokelio, tai nėra gerai. Pradėkit visą laiką nuo vienos, kaip ir sakoma, ne, nuo vienosios trečiosios. Po porą Taip, dienų. taip. Ja, porą dienų matot, kad viskas gerai, gerit pusę pokelio. Tada, kada vėliau jau prasivalot, jeigu yra noro, galite pradėti ir po to jau po visą pokelį gerti. Taip. Ir kas nutinka, tai pirmiausia, kaip tu sakei, Henrieta, gauna žmogus deguonies, ne, tai galvos svaigimas. Ir kita vertus, kaip minėjau pirmai, parazitas taip pat kovoja už savo vietą gyventi. Gyvas organizmas gyvam organizme kovoja už savo vietą gyventi. Tai jeigu jums jau taip nutiko, tai jūs neturite sustoti. Jau pradėjot kovoti ir kovokit iki galo. Tai va, tai šiam vakarui ir pabaigsim. Ir kaip minėjau, kad vis tik tais yra kalėdų metas, yra ir dovanos vis tik tais dar skrieja čia iš mūsų. Tai mes norėtume padovanoti šiandieną vienam žmogui dovanų, kuris atsakys į klausimą galbūt, ar ne. Kas norėtų su manim pasikalbėti pirmiausia? Kas norėtų laimėti pirmiausia? Elvyra. Noriu. Elvyra. Pirma, prisijungia Elvyra ir dar kartą sakau jums labas vakaras. Ir ar naudojat šitos produktus? Taip, šitus produktus jau 3 mėnesiai kaip naudoju ir jie man labai labai padėjo. Aš turėjau žarnyno užsikimšimą, buvo labai užkietėję viduriai. Tiesiog, žinokit, man 50 metų tas tęsiasi, įsivaizduokit, 10. Ir aš tiesiog po pirmos dienos aš išėjau į tualetą, taip gerai išėjau ir paskui eidavau normaliai. Ten buvo biški tokie užsikabinimai, bet jie praėjo. Vienu žodžiu, ir dar pas mane burnos gleivinė. Labai ilgai, kokius 3 metus burnos gleivinė nedavė man valgyti, aš negalėdavau normaliai valgyti. Ir man staigiai praėjo tiesiog po savaitės. Labai susitvarkė, aš dabar galiu valgyti normaliai. Tai va. Ir dar sloga buvo pas mane lėtinė. Ta lėtinė sloga dingo, dabar aš be slogos gyvenu. Ačiū Jums labai. Labai smagu ir Elvyra. Pasakykite, prašau, man, gal aš ir klystu, bet mano nuojauta tokia sako, kad jūs turite dukrą ir dukra jūs atvedė į šitą kelią, ne? Taip, man dukra. Taip, ir gal gali pasakyti dukros vardą? Jau, bet aš paskui tai taip džiaugiausi. Viskas labai gerai, žodžiu, labai gerai. Taip, Elvyra, iš mano pusės skrieja kalėdinė dovana jums, 5 pokeliai Green Maxo, 5 pokeliai Blue Maxo, 5 pokeliai Mi Maxo, 5 pokeliai Flexi Maxo. Tai iš viso aš jums dovanoju vieną dėžutę iš visų 4 produktų sudėti į vieną, ne? Tai Elvyra, parašykit man žinutę Valentinai Juozaitienei ir aš jums įsiųsiu šitą dovanėlę. Žinau, kad Henrieta taip pat nori padovanoti. Ką tu, Henrieta, kam norėtum padovanoti irgi dovanų? Bet aš norėčiau, kad atsilieptų žmogus, kuris gyvena Anglijoje. Ar yra čia kažkas? Ne tie, kurie naudoja, Naudojam. O ar yra kažkas, tai kas yra naujas, bet nenaudoja? Pramoku, reikia išmokti. Ne, šiaip jau viską moku. Formulės susiraišiau, jau žinau. Nežinau, kas atrašė. Būtų labai smagu, kad išleikim dabar. Ne, eikde pasižiūrėk. Tik jau vis nebirtam. Dar kartą pasakysiu, Henrieta pasakys, kad įsijunkite garsiakalbį tas, kas gyvenote Anglijoje ir dar nėra naudojęs šito produkto. Tai aš atvažiavau į darbą, ką tik prisiparkavau mašiną.
O, kaip smagu. Tai gerai tada. Tai kadangi aš Mimakso neturiu, tai Mimakso nedovanosiu šiandien, bet padovanosiu Blue Maxo ir Green Maxo. Tai Green Maxo 10 pakelių ir 10 pakelių Blue Maxo. Jėto, kaip gerai galėsi jau pabandyti. Galėsit pradėti savo naudojimą. Kalėdos atėjo anksčiau, kaip faina. Taip, ir žinau, kad ir Valerija žadėjo prisidėti prie dovanų, tai norėčiau, kad Valerijus, kas atėję yra iš Valerijos grupės, kas radot Zoom nuorodą pas Valeriją, prašom atsiliepti. Jeigu tokių nėra, tai aš tuomet norėčiau paklausti moterų irgi, kurios dar nenaudoja produktų. Aš noriu padovanoti 2 Jekaterinas 2 moterim. Nagi, viena paskui kitą. Kurios dar neturit produktų. Aš pažiūrėsiu, kas pirmas įsijungs mikrofoną greitai. Ar nėra norinčių? Turim Vilmantę. Labas vakaras. Nuo vakar pradėjau naudoti produktus, įsigijau pas Praxedą, Daknienę. Tai čia mano komandos, taip, jūs esate iš mano komandos. Taip, jūs nebuvo, vakar buvom būtent ofise ir truputį pasikalbėjom. Tada jums priklauso Jekaterina iš manęs. Ačiū labai. Ačiū labai malonu. Susisieksiu aš su Praxeda. Ir dar viena. Ir dar viena. Tai pasakysiu, kas antras. Antras įsijungia mikrofoną L raidė. Tai nežinau, kas L raidė yra. Ar vyras, ar moteris. Tinka ir vyram, žinokit, čia nesvarbu. Aha, ir atsijungia. L raidė. Aš prisijungiau šiandien pirmą kartą, bet dar nieko nesunaudojusi ir nieko nesubandysiu. Tai va bus proga ir pabandyti. Pirmiausia, mes norėtume sužinoti jūsų vardą. Lina. Lina, ir jūs sveikinam. Dovanos skrieja iš Valerijos jums. Ir būtų įdomu sužinoti, kur jūs gavo šiandieną Zoom nuorodą. Iš kur jūs? Iš Kristinos. Taip. Smagu. Smagu, kad dovanų gaunate ne tik tais iš mūsų visi, kas mūsų komandoje ir ne mūsų komandoje, iš kur jūs esat, vis tik mes esam visi žmonės ir visiems mums reikia šitų produktų ir dovanų ir visko mums reikia. Taip kad sveikinu visas mergaitės ir visos, kurios jau žinot, pas ką gavot dovanų, rašot Valerijai, Henrietai, Valentinai ir jūsų dovanos bus rytoj išsiųstos į jūsų namus, į jūsų rankas. Taip kad sveikinu visus, kurie dar yra ir nenaudoja, tai sveikinu tuo, kad šiandieną daug išgirdot ir pradėsite naudoti. Sveikinu tuos, kurie gavo dovanų. Dėkoju labai tiem žmonėm, kurie kalbėjo, kurie dalinosi savo informaciją. Ir linkiu visiems panaudojus šitos produktus, neprašant žmogaus, kad tu pasikalbėk su manimi, įsijungtumėte iš karto savo garsiakalbį ir taip, ką jūs turite pasakyti apie tą produktą. Ar gerai, ar blogai, vis tiek laukiame jūsų atsiliepimų. Ir atsiliepimų laukiame ir apie patį Zoomą. Ten, kur jūs radote nuorodą, bėkite dabar po Zoom'o, parašykite savo nuomonę, ar jums patinka šitas Zoom'as, ar patinka ta informacija, kurią jūs gaunate, ar aplamai šitų Zoom'ų reikia. Ir iki kito pirmadienio ir visos geros ateinančios savaitės. Šiandien tariu visiems viso. Viso gero. Viso gero, visiems gerą vakarą. Ačiū. Ir būkite sveiki. Viso gero. Ačiū, viso gero. Jums. O Valentina bus įrašas?
Bus. Zita, ar jūs jau gavot savo dovanėlę? Taip, Patenkinti? taip, ačiū, gavau labai patenkinta, aš jums parašiau žinutę tikrai. Nu, Taip. tiesiog nuostabu tikrai, kai moteris sakė, Kalėdos atėjo anksčiau. Tikrai. Ačiū jums labai. Kalėdos anksčiau neteina, Zita, tiesiog mes skubam, ar ne, kad gautų dovanų kuo daugiau žmonių. Jo, ir dabar naudojam abi su dukra, kaip tik dukra yra grįžusi, tai pasidalinom ir geriam, naudojam. Ačiū jums labai. Prašom ir būkit sveiki ir laimingi. Dėkui.